Norėjau įspėti, jog Turkijoje dar sykį nebuvau ir tai yra tiesiog throwback video, kurį filmavau vasarą ir aš jį dabar nusprendžiu suredaguoti ir paskelbti, tai tikiuosi jums patiks ir gero žiūrėjimo. Sveiki, šiandien aš sugalvojau daryti dar vieną Turkijos video ir šio video tema bus turkiškų desertų ragavimas. Tai šiandienos mano desertas atrodo taip. Ir aš įsidėjau keletą saldumynų ir šiek tiek vaisių, nes žinau, kad vaisiai tai tikrai bus skanus, o tie saldumynai negaliu garantuoti. Taigi, pirmas dalykas, kurį ragauju, yra tokie makaronai. Atrodo kaip spagečiai. Aš neįsivaizduoju, iš ko čia padaryta viršus kažkoks kietas. Maždaug kažkas tokio. Iš išvaizdos neatrodo kaip desertas, bet čia saldu. Gerai, šitą tikrai užskaitau. Dabar valgysiu kažkokį kaip dešrelę. Tiesiog nesusilaikiau nepakomentavusi. Tai kas čia per palyginimai pas mane? Vienas desertas kaip makaronai, kitas kaip dešrelė. What? Really? Ir atrodo kaip kažkokia mėsa šitas desertas. Taigi, pirmas kąsnis atrodo taip, kažkokia neaiški košė, tiesiog suvoliota. Skonis irgi kaip košės kažkokios. Grinai kažkokie grūdai. Man nelabai patiko, nes atrodo kaip nedakeptas kažkoksai dalykas. Tai fail. Daugiau nevalgyčiau, nes jaučiasi kažkokie grūdai burnoje. Ir paskutinis šiandien valgomas dalykėlis, toksai burbuliukas. Jis atrodo man labai skaniai. Manau, turėtų būti saldus labai. Vaizdas ant žakutės štai toks. Kažkoks vos net permatomas atrodo. Bandom valgyti. Iš jo bėga saldus skystis. Ir jie visi kažkuom panašus. Turbūt iš to paties dalyko gaminami, bet visus kažkokius cinnamonu per man nelabai. Šios dienos desertus užskaitau 1 iš 3. Tai man 2 nepatiko ir 1 patiko. Tai tos spagečius tai būtinai kartosiu dar sykį, o šitus 2 tai nemanau. Sumaniau pabaigti savo desertus, bet jau nebe į kartu, nes čia cukraus tai yra belekiek ir žiauriai saldu. Nors kad ir kaip būtų skanu, tai net gaila palikti, bet tikriausiai teks kažką palikti, nes cukrus. Gausiu tokius saldumynus ir tai yra kažkoks pyragaitis. Paskui, nežinau, pyragas, tortas ir tinginys. Ir turiu kavos. Šitas pyragas kažkoks panašus į šokoladinę želę. Taigi, bandom. Labai skanus. Super. Užskaitau. Jei. Dabar ragauju turkišką tinginį. Skonis kitoks negu lietuviško, bet čia panašu. Man lietuviškas tinginis skanes, šitos kažko dar pridėta. Truputėlį keistas, manau. Klausimas, kodėl aš nefilmuoju su kamera, tai todėl, nes dabar yra čia daug žmonių ir man nelabai yra ją kur padėti, tai todėl bus su telefonu ir dabar ragauju kažkokį suktinuką, kuris atrodo visiškai nesuprantamai ir aš neįsivaizduoju. Čia sekanti auka. Kas čia per mėsos? Nu jo. Ok. Šitas mėsos vadinasi yra riešutai. Taigi paskutinį pyragėlį aš išlukštenau ir įdarą palikau, o ten tą kažką, į ką buvo tas įdaras suvyniotas, suvalgiau. Ir buvo visai nieko. Taigi šitą pyragėlį taip užskaitau pusiau. Tai va viskas, tuom ir baigėsi mano ragavimas. Aš nemanau, kad dar daugiau filmuosiu, kaip aš valgau, nes jau prisisaldinau kuo. Beje, aš bandžiau filmuoti prie jūros, bet dėja, kai manęs fokusuoja, tai jūros nesimato. Whatever.
neišėjo man su gražiu backgroundu. Balsas iš tamsos dar norėjo pasakyti, kad turiu aš ir dar vieną video iš Turkijos, kuris yra taip pasilikęs ir neįkeltas. Ir aš nežinau, ar jį man būtų verta viešinti, tai klausiu jūsų nuomonės. Ir jeigu jūs norėtumėt pamatyti, tai komentuokit po šitą video, laikinkit. Ir jeigu šis video surinks 200 laikų, tai aš įkelsiu Turkijos haul. Tai jei norit, laikinkit, dalinkitės ir... Chasing is the sunset. Come on, mind on.